Labą dieną visiems, kurie mane klauso. Pradedam pamoką apie Fibonacci lentelę, apie Fibonacci indikatorių. Taigi, kas yra Fibonacci? Iš pradžių išsiaiškinkime tai. Fibonacci yra garsus italų matematikas, atradęs nesudaiktingą skaičių seką, iš kurios gaunami santykiai nusako į įvairias natūralias proporcijas gamtoje. Šie santykiai gaunami iš tokios skaičių sekos kaip 1, 1, 2, 3, 5, 8. Gal geriau mes tai užrašykime. Aš jums apie tai papasakosiu. Taigi 1, 1, taip, čia tokia seka 2, 3, 5, 8, taip, 13, 21, 34, 55, 89, 144, nu gal pakaks ir taip toliau. Kasgi yra tie skaičiai? Ogi paprasčiausiai 1 plus 1 lygu 2, 1 plus 2 lygu 3, 2 plus 3 lygu 5, 3 plus 5 lygi 8, 8 plus 13 lygu 21 ir taip toliau. Čia tokia yra seka iki pat begalybės. Bet kas įdomiausia iš to, taip, kad jeigu praleistume kelius skaičius sekos pradžioje ir pamatuotume, aišku, čia pati pradžia nėra tokia tikslinga, bet jau einant toliau, pavyzdžiui, nuo 34 skaičiaus jų santykiai tarp greta sekančių skaičių, visuomet gautumėte santykį 0,618. Nagi, paprasčiausiai gal užrašykime tą skaičių 0,618. Ja? Taigi, šitas skaičius, kaip jis gaunamas? Tarkim, 34, kur minėjau, 34 dalinam iš 55, mes gauname štai tokį skaičių. Bet kokį skaičių padalinus, kad ir, pavyzdžiui, jeigu norėtumėte pasižiūrėti, tarkim, 89 dalinam iš 144, mes gauname tokį pat skaičių. Kartais būna 17, kartais 19 gale, bet vidurkis gaunasi visada toksai 618. Dar vienas skaičius yra gaunamas štai toks 0,382. Kaip tas yra skaičius gaunamas? Oi, atsiprašau, netaip užrašiau paprasčiausiai. Netą užrašiau. 0,382. Taip, 382. Ne ten įvedžiu tekstą. Taigi, kaip gaunamas šitas skaičius? O santykis tarp kas antrinių skaičių sekos narių visuomet yra 0,382. Tarkim, pavyzdžiui, paimkim kalkuliatorių išjungiau. Tarkim, paimkim tokį skaičių kaip 13, padalinkim iš, tarkim, 30, netarkim, bet iš 34 iš sekančių dar skaičius. Ir mes gauname 382. Teisingai, nuleiskim kalkuliatorių žemyn. Taigi mes maždaug dabar įsivaizdavome, kas yra, kaip yra sukurta Fibonacci sistema pati. Tuo mes juos nuimsim, galime užrašą nuimti. Taip, tokiu principu, dalinant vieną skaičių sekos narį iš kito, buvo išgautos įvairios proporcijos, kurios plačiai naudojamos prognozuojant Forex rinką. Nagi, egzistuoja du tokie tipai, bet mes gal geriau pažiūrėkime, kaip tai vyksta dabar rinkoje. Atsukime išjungtas mūsų automatinis grįžtuvas, tarkim, į kuriuos šiuo metus mes važiuojam, pasižiūrėkim, kaip čia yra, bet kaip. Tarkim, mes esame dabar čia. Taip, mūsų dabar koksai laikas yra, toj pasižiūrėkim, kur mes esam. Mes esam... Dabar internetas nėra, tai... Tarkim, mes esam čia, 2005 metų rugsėjo 15 dieną. Taigi, mes į rinką
atidarėm langelį tokiu laiku ir mes norim pritaikyti Fibonacci. Dabar žiūrime į trendą. Yra šitas trendas, jo, jau jisai praėjo, šitas trendas jau praėjo. Dabar mums eina žemyn krintantis trendas, jo. Jisai nėra labai didelis, bet galima pabandyti nuo jo pradėti. Taigi, Fibonacci visada žymimas iš kairės į dešinę. Visada žymimas arba iš viršaus į apačią, arba iš apačios į viršų. Šiuo atveju mums reikėtų trendo pradžia yra štai čia. Mes einam iš viršaus į apačią ir užžymime. Taip. Štaigi, mūsų lentelė yra jau uždėta. Taigi, pagal Fibonacci taisyklės turėtų grįžti į 38,2 liniją žvakę. Jo yra nusileisti 23,3. Gal mes tiesiog paprasčiausiai padarykime tokį variantą. Užsižymėkime į žalia liniją. Bus mūsų. Mes toj vietoj įvinam į rinką. Tai galime tik tai suapvalinti, tarkim, 600. Jo. 1, 2, 3, 36. Tokio. Ir mes išeiname. Taigi fiksuojame pelną. Šitoj vietoje. Tik tai tiek mums reikia. Gal reikėtų, mes padarom raudoną spalvą. Fiksuojam pelną ir parametrai. Galime irgi sulyginti. Jo? 8,7 toj vietoj. Taigi. Dabar aš paimsiu dar tiesą užžymim. Dar nežymim ties kurią vietą. Su F12 klavišu mes galime, kad grafikas linktų vieną žvakę į priekį. Šiuo atveju mes dėdį režimą paėmė, mes vieną dieną slenkam į priekį. Spaudžiam F12, žvakę, matot, pakryto dar toliau. Ką mes darom? Mes dar palaukime, bet dar nepalaukime, o gal tiesiog paprasčiausiai mes perstatykime Fibonacci, tada lentelę galim perstatyti mes į tą žvakę, kuri yra. Dabar pastebėjote, kad pasikeitė ir mūsų ir linija pirkimo. Tai pirkimo pardavimo linija. Mes tiesa einame į pirkimą. Dabar mes galime pasikoreguoti savo štai, pasikoregavom savo įėjimą ir išėjimą iš rinkos ir žiūrime kitą dieną. Kitą dieną jau mūsų žvakė jau pradėjo kilti aukštyn. Taip, dar toliau, dar kyla aukštyn. Taigi, pažiūrim, ar šitą žvakę užfiksavo mūsų pelną. Taip, aukščiausia 2,1,6,6. Oi, ne tą, pažiūrėjau, atsiprašau. 2,2,6,9, o mūsų 2,2,8,10. Tai dar neįvyko sandoris, tai sekančią žvakę, matote, nukrito. Taigi mes vėl pernešame mūsų Fibonacci žemyn. Aišku, galima tą visą pasididinti, kad geriau matyti, arba pereiti į 4 valandų, nes geriau tada piešėsi. Bet dabar pažiūrime taip, kaip yra. Gal mes tiesiog tik tai nuleidžiam mūsų tas linijas, o paskui mes galėsime pasikoreguoti laiką. Taip, 12 dar žemyn paėjo žvakė, dar vieną, dar žemyn paėjo, dar žemyn. Čia jau pas mus gaunasi jau didelis trendas. Taip, taipgi mūsų toje vietoje turėtų būti žvakė pradėjo kilti aukštyn. Taip, mes dabar pasikoreguokim savo linijas. Taip, įėjimo išėjimo linijas. Gali bus 2,2,0,3. Čia šitoje vietoje, jo. 2,2,0,3. Ok. O čia 2,1,2,2. 2,1,2,2. Taip. Tai vietoj viskas tvarkojama, atrodo,
toliau einam. Taip, ir vėl žvakė žemyn nukrito. Taigi, vėl persistatome savo žvakės. Taip, tuo iš minutėlę. Taip. Taip galima dirbti su visomis poromis. Kokį statymą turėsit, tokį ir gausite. Taip. Taigi 6-1, 2-1, 6-1. Šitą žvakę taip va, kiekvieną dieną pasižiūrėjus galite ir 7 buvo, atsiprašau. Na va. Kiekvieną dieną galite tos dalykus pasižiūrėti. Nagi, einame toliau. Štai ant šito žvakės ir įvyko sandoris. Taip. Mes dabar ją pažymėkime, tą žvakę. Šitą liniją, kad toj vietoj mes įvyko sandoris ir mes ant sell pozicijos, jo, ant sell pozicijos mes padarėme pirkimą žemyn. Taip. Kad pranešėme, kad kris. Taigi, sandoris įvyko, galima jį netgi ir užsirašyti. 1,2161. Toj vietoj mes ir ją įvykdėm sandorį. Taip, sekanti žvakė, Z diena. Taip, dar ir jau trečioj dienoj pas mus įvyko pardavimo sandoris. Ir mes 1,2,0,6,7,0. Taigi, mes dabar galime pasimti savo kalkuliatorių ir tiesiog paprasčiausiai ar ne su kalkuliatorius pagalba galima ir štai šitai pasižiūrėti, kiek čia pas mus 908 punktai, taigi mes 90 punktų ir išlošime. 90 galim užsirašyti, kad 90 punktų išlošėme. Jeigu mes statėme po $1, tai per trečioj dienoj mes jau uždirbame $90. Taigi, nu, patraukiam tuos visus tolin, jo. tą datą pirkimą irgi patraukiam. Biškį tolin Fibonacci. Fibonacci mes galime paprasčiausiai tiesiog ir išjungti. Taip. Taigi, einame toliau. Galime dar pasižiūrėti grafiką. Taip. Eina, jau kaip nebuvo trenda, čia tiesiog buvo atsimušimas. Mes einam toliau. Supraskite vieną, jeigu dirbant su 4 poromis, su 4 poromis, tai vieni perka, kiti parduoda, treti sandoris vykdo, vienu žodžiu veiksmas vyksta pas mus sistemoje. Taip, dabar mes matome, kad pas mus eina šoninis trendas, va, štai prasidėjo ir mums trendas, taip. Dabar jau toj dienoj mes, va, pavyzdžiui, galime ir pabandyti užstatyti savo Fibonacci. Galima nuo to, galima ir nuo to trendą. Gali ir toksai būti. Nu, pabandam užstatyti, kad būtų didesnis trendas. Gerai? Užstatome didesnį trendą, taigi pagal mūsų taisyklę, pagal kurią mes žaidžiame 38,2, tai pas mus turėtų būti įėjimas į rinką. Taip. O čia mes turėtume išeiti iš rinkos. Taigi, spaudžia F2, žiūrime, kas vyksta. Dar nukrito žemyn, dar nukrito, dar nukrito. Va? Jau toj vietoj kažkur tai grįžinėja. Tai aš minutėlę pasimsiu Fibonacci, perkelsim. Šiaip tai dirbant su Fibonacci, kiekvieną dieną kilojame mes ir stumdame savo kainas. Taip, tolin einam, jau pradėjo kilti aukštyn, taip. Na, va. Einam, taip. Dar niekas nevyksta. Mes pataikėme kaip tik ant štiliaus, dar nenupirko mūsų, taip. Tiesa, pasikoreguokime savo kainas, kad būtų, tarkim, 6,8, 6,8,0 tegul ir būna. Taip, gerai. 6,8,0, o čia, tarkim,
9, 9, 6, 0. 9, 6, 0. Tegul būna. Štai šitaip. Na va. Dar nenupirko. Sandoris nevyko. O ant šito žvakės, man atrodo, H198660. Dar nevyko, bet ant šito žvakės jau, matote, sandoris įvyko. Taigi, užstatom tą žvakę, kad pas mus įvyko sandoris. Taip. Aš tik taip biškutį patraukiu, nes grįžtant gal štai. Taip, jau galim netgi užsirašyti, kad 11960 įvyko pas mus sell sandoris. Taigi, einame toliau. Taip, taip, kyla aukštyn. Va, štai ir pas mus sandoris ties 1188860. Jisai ir baigėsi. Kiek mums laiko reikėjo? 1, 2, 3, 4 dienoje. 4 dienoje, o kiek mes turime dabar pipsiuko, taigi 1279. Nu, skaitykim 127 pipsikai. Ja? Jeigu jūs investavę turite 1000 ar daugiau dolerių ir statote po $1, tai jūsų uždarbis yra 127 doleriai. Na kągi, galime eiti ir toliau. Dar vieną pasižiūrėkime. Taip, patraukime mum linijas, kad jos nemaišytų mum. Taip. Nu, galime eiti ir toliau. Taip. Ieškome toliau, kad sužinoti. Štai. Trendas nėra didelis, bet galima ir užsidėti ant jo. Taigi, visai nedidelis pelnas turėtų būti iš tos, bet čia jau būtų mūsų įėjimas. Čia būtų buy. Tas 38, gal aš dabar vidurkių nestatysiu. Tiesiog pastatau šitaip, taip, ir mes einame toliau. Taigi, dar nepasiekė. Štai ant šitos žvakės pas mus įvyko sandoris. Matote, ta viena žvakinai užėmė ir sandorio pabaigos, ir sandorio pradžią pačią. Bet mes dabar šiuo momentu nežinome, kada pirmoji eilėje kirto. Būna kartais, kad tą pačią dieną vykdomas sandoris yra. Bet mes nežinome dabar, kaip yra iš tikrųjų, ar pirmą įvykdė sandorį, ar pirmą išėjo iš sandorio. Tai mes sprendžiam, kad tik tai toj vietoj mes 1,2,0,2,8,7. Taip. Atidarėm sandorį ir jisai neužsidarė šiandieną. Einam toliau, o jau kitą dieną sandoris pas mus užsidarė. Ja? Mesgi galim tiesiog pasižiūrėti, kiek mes gavom iš to pelno. 585, tai 58 pipsikai, pipai, kaip mes sakome. Ja? Nu kągi, patraukėme mes savo į šoną, tai išimsim Fibonacci iš mūsų. Nu, dar vieną padarome ir galėsite jūs patys bandyti. Galima netgi ant to pačio daryti trendą, jeigu kilimas bus į viršų. Va, kaip tik kilimas eina į viršų. Anat? Tai va, ant to pačio, ką mes dabar ir buvom pasidarę, galima padaryti netgi ir galime nuo tos vietos daryti ir galima nuo šitos vietos daryti. Nuo kurios jums patogiau. Gal padarome iš tolimesnį tašką. Gerai? Štaigi. Taip. Na va, pas mus būtų vėl buy. Toj vietoj mes darome pirkimą, o toj vietoj mes išeiname iš sandorius.
dar jums parodysiu, kaip tai daromas, naujas įsakymas. Mes atidėtas įsakymas, rašome tai, užrašome kokią kainą mes norime. Tai čia žalioji būtų kaina, 1,2072 įrašytume, jo, o take profit būtų pas mus 1,2167. Mes irgi čia įrašome ir išstatome ant buy limit. Gali būti sell limit arba buy limit. Ir išstatome šį. Niekada nestatykite ant stop loss. Nes jeigu išstatote ant stop loss, tai tiesiog paprasčiausiai pasirašote savo sutartį, kad jūs toj vietoje norite atiduoti pinigus kažkam tai. Geriau to nedaryti. Taigi, žiūrime, kas vyksta pas mus toliau. Taip, dar sandoris nevyko, bet man atrodo, ant to žvakytės pas mus sandoris jau įvykęs. Low 20630. Na, 20725. Ant to žvakės kaip tik įvyko sandoris. Op. Taigi, nu, einam į rytdieną, jo. Einam aukštyn ir kitą dieną jau sandoris yra pas mus užbaigtas. Taigi, pasiskaičiuojam kiek pipsų. 987, tai 98 pipsų. Aišku, galima su tą sistemą dirbti ir 4 valandų laikotarpį, taip. Kaip jums patinka, galima pabandyti 4 valandų, bet geriausiai yra daryti tai su dieniniu, nes dieninis duoda didesnį rezultatą. Kartais, pavyzdžiui, jeigu norite, galim pasižiūrėti šitą trendą, jisai labai aukštas trendas, jo. Skaitykime 8266, uždėkime, kad tiesiog pasižiūrėti, kaip suveikia Fibonacci, jo. Taigi, stebėkite. Ties 38 nupirko, jo. Ir paskui, toj vietoj jis yra pardavęs. Bet dar yra vienas dalykas. Gal pabandykim va šitą dalyką pasižiūrėti dar kitaip. Dabar mes užstatėm Fibonacci lentelę. Taip. Mes padarėme žalią liniją, kad mes toj vietoj įveinam į rinką. Toj vietoj, toj raudoną liniją pakeisim. Ai, minutėlę. Pakeisime raudoną spalvą, kad būtų aiškiau mums, jo. Taip. Mes čia išeinam iš rinkos, truputį pakoreguokim, pakelkim aukštyn. Taigi, mes čia įveinam į rinką. Taigi, ir einam tolin. Jo. Einam tolin. Viskas vyksta gerai. Ir štai sandoris yra įvykdytas, jo. Bet pažiūrėkit, kad atsitiko. Pasiekė 50 profilį. Ir mes dabar nežinom, gal trendas jisai apsisuko kilimui į viršų. Jisai daugiau nebekris žemėn. Ką mes tada darome? Mes ant to žvakės, kuri yra žemiau, jo, vakar dienos. Šiandieną mes jau nebegalime to padaryti. Vakar dienos mes paprasčiausiai užstatome, kad mes įveiname dar kartą išlyginamasis, kaip sakant, jo. Mes įveiname į rinką. Bet dabar kas yra? Palaukite, aš tai pabandysiu pakeisti truputį kainą, kad būtų geriau skaičiuoti. Tai va. Kas dabar yra? Dabar mums reikėtų padaryti vieną dalyką. Sudėti tas dvi įėjimo kainas 1,33
840 plus 132, 1,32, 82. Taip, mes gaunam 2,666. Visą šitą mes padalinam iš 2 ir mes gaunam 1,3333. Taip. Taigi, va šitą va liniją mes pernešame į 333. Tada jinai paprasčiausiai, nu gerai, paspaudžiam, aš dar paskui, žiūrėkit. Kai tas pakyla, jeigu kris žemyn ir sieks tą liniją, jo, tada bus su šita linija bus minusas mum, o su viršutinė linija bus pliusas ir išsilygins mūsų statymas, mes niekiek neprarasime. Bet norint, kad nors truputį užsidirbti, tai galima netgi dar padaryti nors 3 pipus laimėti. O, atsiprašau, per toli numečiau. 33 pipai čia, 4 skaičius mūsų pipas. Taigi, nu, einam toliau, užstatom. Jeigu tas eis žemynas, yra didesnis atstumas negu nuo to, čia bus mažesnis skirtumas, mes tada praloštumėm nuo šitos linijos iki viršutinės, praloštumėm 495, o čia laimėtumėmės. Čia laimėtumėmės 543. Tai va, 6 pipus mes ir laimėtume šitoje pozicijoje. Na, žiūrim toliau, kaip viskas vyksta. Ir va šitoj dienoj, bet va matote, kirto ir tą liniją, bet šitoj dienoj vyko sandoris. Taigi, mes iš tos pozicijos vis tiek turėjome nedidelę naudą, bet mes nepraradome savo pinigų, o tiesiog išsilaikėme ant to pačio. Kaip viskas vyko kitose dienose, matote, kad netgi nebuvo pasiekę tos linijos. Nu, čia toj vietoj jau pasiekė, bet mes per tą laiką, kur vaikščio žvakės, kur mums su sandoris čia įvyko, jau būtumėm su kitom valiutos porom kažką laimėję. Viską galima padaryti ir su visom kitom valiutos porom. Taigi, man atrodo, paaiškinau aiškiai viską. Galite pats išsibandyti, galite atsisiųsti demo versiją ir demo versijoje pabandyti viskas kaip vyksta. Taigi, ačiū visiems ir iki kitų kartų. Kitą kartą gal paanalizuosime kitas strategijas. Taigi, ačiū visiems ir viso geriausio.